Kad nepasakyčiau, kad sugriuvom. Viena klaidelė ir šiaip 1-0, taigi nieko čia tragedijos nėra didelis. Šiaip prieš rungtynes, kai galvojot, kokį rezultatą vadino teigiamą, turbūt ne -1. Ne, tu visada išeini į aikštelę laimėti, niekada negalvoju apie neigiamą rezultatą, bet visada yra žaidži kaip varžovas leidžia, šį kartą jie stipresni buvo. Leido nors kiek žaisti ar visai neleido? Tokių kelis momentėlius turėjom, bet šiaip labai rimta komanda. Ir to labiau, kad pusfinalis silpnų nebūna. Jautėte silpnesnį ar ne? Mums kaip yra daug labai šiandien tokių mikrotraumų buvo, tai antram kėlinį neturėjom, mažai keitimų labai turėjom. Nes vienam kelias, antram kelias ir taip, trečias iš vis traumuotas išėjo žaisti, tai dar kėlinį atėjo, tai tokių mikro tokių, bet čia nenusiskundimas šiaip. Šiandien aš nebejoju, kad rungtynės svarstėt pradėti nuo gynybos, kaip bus atsakomajame mače. Dar sunku pasakyti, bet norint laimėti reikia mušti, nes... Faktas taip. Taip ir vadovausimės to. Niekas dar neprarasta? Tikrai ne. Ačiū. Ačiū.